kas ateis prisijungs. Tai šiandieninis mūsų paskaitos tema – mediko klaida ar likimas. Tai čia kaip tik prieš vėlinės, jau vėlinės ateina, ta paskaita galbūt net ir šiek tiek tinka. Keletą minčių, paskaitysiu keletą eilių Justino Marcinkevičiaus. Vasarą auginau, o užaugo ruduo. Rudeniu kankinasi gamta, ji nemoka abejingai mirti. Džiaugsmas būdi, jis čia pat greta, tik sunku nuo skausmo jį atskirti. Iš tiesų būna daug atvejų, kai sunku džiaugsmą nuo skausmo atskirti. Atsako, verkia džiaugsmo ašarų. Ruduo, kai kūrinys sugrįžta į kūrėją, kai yra formos, kai spalvų mažėja, kai pats jauties bjaurus, lyg pūvanti žaizda, kai jau žinai, tik nežinai kada. Tai likimas, visų mūsų likimas. Gimstančių žemė toks ir likimas, mes visi mirsime. Kas gimė, tas mirs. Tai va, ir man jau senai kyla tas klausimas, kaip tai žmonės paduoda gydytojus į teismą. Kažką ne taip padarė, atsigytas kaltas, kad kažkas tai jų artimas žmogus iškeliavo į anapusinį pasaulį. Iškeliavo, tai iškeliavo, atėjo laikas. Klaidų šitame dalyke abejoju, ar būna. Tikriausiai nebūna. Jeigu jau būna, tai jos būna atitaisomos. Kažkur aš skaičiau šitą tokį atvejį, tos klaidos atitaisymą, kad vienoje didelė Indijos ligoninėje palata didelė, ten apie keliasdešimt žmonių guli. Na ir vienas žmogus mirė. Kokia klaida sugrįžta, tik į klinikinę mirtį. Ir jis pasakoja, kad, sakė, aš ten, kai nuėjau, apsižiūrėjau, sako, ne tą atnešit. Angelam sako, ne tą atnešit. Sugrįžo ir paėmė kitą, pasirodo, sutapo vardai. Sugrąžino atgal tą, kuriam nereikėjo mirti, ir paėmė tam, kuriam reikėjo mirti, nors apsiriko, bet būtent klaidą atitaisė. To čia vasarą aš buvau Vydūno stovykloje ir ten teko bendrauti su teisės specialistu daktaru Viktoru Justickiu. Įdomus žmogus ir jis man pasidalino ir davė atsiuntė straipsnį, kuris parašytas 3 specialistų, 2 gydytojų, Vytė Maineikienė ir Paulius Trinkūnas, ir tai yra gydytojai, ir 3 teisės specialistas Viktoras Justickis. Ir straipsnį ten toks pranešimas su visais grafikais, taip sakyti, statistikom, pavadinta širdies susirgimų gydymo klaidos. Tai va, ten tokia labai vertinga statistika, kurios aš nežinojau. Ir pasirodo, kad Jungtinėse Amerikos valstijose, ten, kur tas daugiau suskaičiuoja, viską jie moka skaičiuoti, medicininės klaidos yra 3 pagal dažnumą mirties priežastis. Ir kad kasmet 10–15% miršta dėl medicininių klaidų. Va, tokia statistika. 3 vieta. 1 eina širdies kraujagyslių susirgimai, 2 vėžiniai susirgimai, 3 yra mediko klaidos. Tokia yra statistika. Tai kai matote, ta statistika, taip žiūrint paviršutiniškai, tai mažai ką džiugina, ką džiugina. Ir buvo įdėta daug pastangų, kad tas klaidas ištaisyti. Administracinės nuorodos, ten nurodymai, taisyklės, ten, kaip sakyti, visokie mokymai, grasinimai, baudos ir taip toliau. Atrodo, tai turėtų būti paveikti, praėjo ar 15 metų, statistika nei kiek nepasikeitė. Nepaisant visų didelių pastangų, statistika nepasikeitė nei kiek. Tai tokia saugumo programa numeris 1, kuri nuleista iš viršaus, iš administracijos, kitaip sakant, drausminimo programa nei kiek nesuveikė, kaip
kartojasi aš tai sakau, tariamos gydytojų klaidos, taip ir kartojasi. Toliau jis ten rašo apie kitą saugumo programą, kurios ėmėsi patys gydytojai. Bet tai apie tai truputį vėliau. Ir kodėl nepasikeitė klaidų statistika, nesumažėjo priėmus tam tikras griežtas administracinės priemonės ir, kaip žinot, ir pas mus dabar paduoda į teismus gydytojus, o to labiau ten vakaruose. Ir taip žmonės elgėsi, tai nesuprasdami, kas yra žmogus, kas yra kas. Iš tikrųjų dabar reikėtų visų pirma kalbėti, kas yra žmogus. O dabar vyksta bažnytinis sinodas ir kai kurie kardinolai, tai aukščiausias bažnytinis rangas, sako, kad mes jau nebežinome, kas yra žmogus, pirmiausia reikia kalbėti, kas yra žmogus. Na, jeigu bažnytiniam sinodė svarstama, ar leisti vienalytę santuokas ar ne, tai aišku, bažnyčios hierarchai jau pasimetė tose klausimuose, kas yra žmogus. Jeigu per pandemiją uždarė visas bažnyčias, tu galite pasitikėti tik tai gydytojais, Dievo nėra, uždaryta viskas. Tai vėlgi, kas yra tas žmogus, mes jau pasimetėm, kas yra žmogus. Ir tai mūsų vakaruose, vakarų pasaulyje yra taip, kad mes žmogus suvokime vis labiau kaip tik vien tik fizinį kūną. Na ir aš manau, kad ta statistika nesikeis į gerąją pusę, kad ir kokių priemonių bus imtasi. Tai kodėl aš taip sakau? Todėl, kad šitame mano minėtame straipsnė, tų 3 specialistų ir apskritai, kas domisi tų gydytojų klaidų prevencija, tai yra iš ankstinių perspėjimų, tai yra, jinai nesuveiks. Todėl, kad nekreipiama dėmesio į pagrindinius dalykus. Ir pagrindinis dalykas yra tai, kad žmogus yra mirtinga būtybė ir tas mirties laikas yra žinomas ir jis nepriklauso nuo gydytojų pastangų. Nepriklauso nuo gydytojų pastangų. Žinot tą pasaką apie žmogų, kuris kažką tai giltiniai pasitarnavo ir giltiniai sako, prašyk, ką tu nori. Sako, aš noriu būti gydytojų, kuris galėtų išgydyti ligas. Gydytojas sako, giltiniai sako, gerai. Kai ateisi pas ligonį, jeigu aš stovėsi gale kojų, tai išgydysi. Gydyk, tu negydyk, kaip nori gydyk, vis tiek išgydyk. Jeigu aš stovėsiu gale galvos, neišgydysi. Prisimenat tą pasaką. Ir kaip ten paskui tas ėmė gudrauti lovą, sukinėti ant sukalavo, kad atsidurtų šalia kojų ir panašiai. Tai kol giltinė stovi šalia kojų, tai gydysi ar negydysi ir nesvarbu, kaip gydysi, ligonis pasveiks. O jeigu stovi gale galvos, viskas šakės. Gydyk, negydyk, ar ką nori. Ir daryk, niekas jau iš to jau nebeišeis. Mes pamirštam senas pasakas, kurios yra surašytos iš tikrųjų amžinos tiesos. Taigi, antras dalykas yra tas, kad gydytojai savo priskelia galias, kurių jie neturi. Vienas dalykas, kad mirties laikas žinomas, žmogus yra mirtinga būtybė ir žmogus vis tiek mes. O antras dalykas, kad gydytojai priskiria savo galias, kurių jie neturi. Gyvybė yra ne gydytojų, bet Dievo rankose. Ir apie tai aš nemažai rašiau knygoje Prisijaukinti mirtį, gal dar kas neturi, gal dar neskaitė, tai aš dar, pas mane dar liko šitų knygų. Tai ir ta paskaita taip ir pavadinta, gydytojų klaida, ar taip turėjo būti, ar tai iš tikrųjų mediko klaida, ar likimas. Ir šitie gydytojai pateikė tame straipsnė, tame pranešime tokių įdomių atvejų. Atrodytų, kaip čia taip yra. Pacientė 67 metų su tipiniais infarkto simptomais 8 val. Vakaro pristatyta į ligoninės vidaus skyrių, ją priėmė, apžiūrėjo budinti gydytoja rezidentė, apžiūrėjus pacientę, jį informavo budinti specialistą, kardiologą ir jis telefonu davė nurodymus dėl gydymo, įskaitant ir trombolizę.
Ir gydytojai tiksliai įvykdė visus nurodymus ir pacientės būklė žymiai pagerėjo. 4 valandą nakties pacientė prasidėjo stiprūs skausmai širdies srityje ir rezidentė padarė morfino, valymo infekcijas ir skausmas praėjo. Ryte būklė labai pablogėjo. Echo kardiografija išryškino platų infarktą ir pacientė buvo skubiai pervežta į universitetinę kardiologijos kliniką, kur buvo imtas visų priemonių gyvybę išgelbėti, bet šitos priemonės nesuveikė, atseit pavėluotos ir pacientė mirė. Ir vat komisija pripažino šiurkščią klaidą gydytojų, kurie nagrinėjo tą atvejį budinčio specialisto veiksmuose. Komisija nurodė, kad po sėkmingo strombolizės, po sėkmingo gydymo, kaip matėte, jinai suleido ir ta buvo pagerėjimas po 4 valandų. Reokliuzija, tai yra atkritimas, pasitaiko 5 arba 10% atvejų. Ir dėl to gydytojas turėjo numatyti šį atvejį ir asmeniškai stebėti pacientą ir kas leistų savalaikiai nustatyti reokliuziją tą vadinamą ir imtis reikiamų priemonių. Bet budintis specialistas to nepadarė. Kodėl taip galėjo atsitikti? Dabar tame pranešime yra nagrinėjami įvairūs atvejai, kodėl gydytojai padaro klaidas. Nes tas klausimas iš tiesų yra įdomus, kaip jis yra nagrinėjamas tame straipsnėje. Kodėl taip atsitiko? Ir daug medicininių klaidų yra panašios. Ir tyrimai rodo, kad gydytojai labai retai klysta kažko tai nežinodami. Jie žino, bet vis tiek klysta. Labai retai tokio būna, kad jie kažko tai nežino. Ir daugelį atvejų žinios yra, bet jos neveikia. Kažkas jį sustabdo. Kažkas iš aukščio būtent jį sustabdo. Nes gydytojas apie kažką neprisiminė, nepagalvojo, netkreipė dėmesio. Kažkas jo dėmesį nukreipė kažkur kitur. Štai chirurgas paliko instrumentą paciento kūne. Jis žinojo, kad prieš uždarant operacinį lauką, prieš užsiuant, reikia suskaičiuoti visus instrumentus. Jis ten liko kažkur pasislėpęs. Prieš operaciją visus suskaičiuoti ir prieš užsiuant reikia suskaičiuoti. Bet jis tuo momentu jam atrodė, kad pakanka vieno žvilgsnio ir jis nesuskaičiavo. Ir instrumentas liko užsiūtas. Arba slaugytoja prieš infekciją nepatikrino suleidžiamo vaisto. Slaugytoja žinojo, kad taip turi būti padaryta. Atleidė vaistą, jį reikia patikrinti. Bet buvo jausmas, kad ir be to viskas aišku, kad vaistas teisingas. Iš kažkur ateina tas jausmas. Ir gydytojas diagnozuojant neįtarė teisingos diagnozės. To neįvyktų, jeigu gydytojas labiau pasigilintų į šitą atvejį. Bet to kartu sutrukdėjus gydytojas buvo užtikrintas, kad taip yra. Ir apie visus kitus galimus susirgimus pagalvota vėliau ir pagalvota, kad gilintis neverta. Iš kažkur ateina tokios įdomios keistos mintis, kurias mes paskui vadiname šiurkščia mediko klaida. Ir visais atvejais teisingam sprendimui reikalingos žinios buvo, bet kažkas neleido gydytojui jų panaudoti. Aš čia tiesiog cituoju, kaip tame straipsnėje taip ir parašyta. Kažkas gydytojui neleido jų panaudoti, kad šitas kažkas buvo ne mintis, o jausmas, tikrumas, kad ir taip viskas aišku. Tai yra, kaip jie sako, įdomu. Paprastai mintis sukelia jausmą, o ne atvirkščiai. Pirmą mesgi pamatom, o po to tik tai apsidžiaugiam. Nuo to tarpu visais giminėtais atvejais viskas vyko lygiai atvirkščiai. Ne mintis atvedė būtent sukėlė tikrumo jausmą, o jausmas sukėlė jausmas. Ir tas jausmas yra gilesnis kaip mintis. Tai yra sielos kalba. Intuicija, jausmas, ne mintis. Ir tas tikrumas, to jausmo tikrumas būna toks stiprus, kad klaida tampa pačiam gydytojui, tampa staigmena. Jis pats paskui nesupranta, kaip tai galėjo atsitikti.
jam tampa staigmena. Taigi gydytojas kabutėse pamiršo, kabutėse nepastebėjo, kabutėse nepagalvojo, nes buvo intuityvus tikrumas, kad to nereikia. Na ir iš kur jis atsirado šitas tikrumas? Va tai dabar jie nagrinėja apskritai patį mąstymo procesą. Psichologas Davidas Kahnemanas gavo Nobelio premiją už tai, kad atsakė į šitą klausimą. Yra jo knyga, va tokia storumo knyga, Greitas ir lėtas mąstymas. Kas norite pasidomėti, tai galite, ta knyga yra prieš keletą metų lietuviškai išleista, stora knyga, aš ją pradėjau skaityti, man jį pasirodė gana nuobodi ta knyga ir ten esmės jisai neatskleidžia, greičiau užtušuoja. Intuicija taipogi ir gydytojai yra mąstymas. Kaip rašoma šitame straipsnėje, bet skirtingai nuo įprasto racionalaus loginio mąstymo, intuicija tai yra greitas, nesąmoningas, sąmonės nestebimas ir nekontroliuojamas mąstymas ir jo pagrindas yra ne logika, o vadinamos euristikos, kaip pavadino Danielis Kahnemanas. Euristikos. Tai yra supaprastinti mąstymo būdai. Ir mes mūsų medicina paprastai vadinama įrodymais pagrįsta. Sakant įrodymais pagrįsta, mes manome, kad viskas, ką daro gydytojas, remiasi mokslu, moksliniais įrodymais ir logika. Būtent šios įrodymais paremtos žinios išdėstytos vadovėliuose, gydymo gairėse, universitetinėse paskaitose bei pranešimuose skaitomose gydytojų konferencijose. Ir tomis žiniomis turi remtis gydytojas būtent ir visus savo sprendimus priimti logiškai ir racionaliai. Tačiau toli gražu viskas vyksta ne taip. Viskas vyksta kitaip. Gydytojų darbe yra daugybė klausimų, į kuriuos neatsako nei vadovėlis, nei gydymo gairės, kurios yra nurodytos ir tas gairės tą gydymo protokolą žino kiekvienas gydytojas. Neatsako nei kiti mokslo tyrimai, nei loginis arba racionalus mąstymas. Ir tai pirmiausia yra visi tie atvejai, kai mokslas paprasčiausiai neturi atsakymų. Dažnai būna taip, kad mokslas neturi atsakymų. Taigi šiuolaikinė medicina nėra įrodymais pagrįsta. Ta pripažįsta jie ir patys. Ta medicina tik po truputį tokia tampa. Čia paguodžiantis sakinys, bet kol kas jį labai intuityvi. Ir tai nėra blogai. Intuicija tai yra galingas įrankis, kuris leidžia išspręsti daugybę racionalaus mąstymo ir klausimų ir taipogi neįsprendžiamų problemų. Ir tikriausiai racionalus mąstymas niekada nepakeis, pilnaigi nepakeis intuicijos. Intuicija yra paslaptingas, fantastinis ir tiesiog grandiozinis junginys. Na va ir ta intuicija, kaip jie pavadino, sukelia tas tariamas medikų klaidas. Va štai tas mūsų anksčiau paminėtas atvejis, kai mirė pacientė tariamai nuo šiurkščios klaidos. Tai pagal šitą Kahnemano knygą, kuris tyrinėja į tą mąstymą ir intuiciją, tai yra pavadintas apgaulinga patirtis. Ir tokiu būdu skiriamas klaidingas gydymas. Klaidinga patirtis. Ir štai pavyzdžiai, kaip ta klaidinga patirtis suveikia. Štai buvo Lietuvos mieste Marijampolėje, slaugytojai išėmė iš inkubatoriaus 2 naujagimius, tikriausiai visi prisimenate tą atvejį, kuris nuskambėjo per visą Lietuvą, čia gal prieš 10 metų buvo, ir padėjo juos ant įkaitusio termoforo. Ir pasekmė kūdikiai abu nudegė jų nugaros, sužalojimai. Ir atvejo tyrimas parodė, kad
atitinkamame protokole, kaip viskas turi vykti, nurodyta, kad prieš padedant tą kūdikį ant šito termoforo, tai yra ant to šildymo prietaiso, reikia patikrinti temperatūrą. Reikia būtent patikrinti termoforo temperatūrą, o slaugytoja nepatikrino. Ir paaiškėjo, kad tariamą klaidą padarė labai patyrusi, daug metų dirbanti slaugytoja, kuri buvo puikiai susipažinusi su protokolu. Ir ji papasakojo, kad anksčiau ji visada patikrindavo temperatūrą ir temperatūra būdavo visada normali. Po truputį pradėjo tikrinti ne taip patyčiai, visgi rečiau ir rečiau, ir po to nepastebimai tikrinti ir nustojo. Tai va tai vadinama apgaulinga patirtimi, va šitame straipsnyje. Kitas pavyzdys, slaugytoja sumaišė injekcijas. Prieš leidžiant vaistą nepatikrino, ar vaistas yra tas, kuris nurodytas gydytojų nurodyme. Ir istorija panašiai, ką tik mūsų papasakota, visada tikrinau, bet viskas visada buvo tvarkoje ir pamažu būtent jos sąmonėje atsirado blėso, kartu nepastebimai stiprėjo vidinis pasipriešinimas nereikalingam patikrinimui. Va taip pasakoja šitie specialistai, kodėl va taip atsitinka. Ir tyrimas parodė, kad ligoninė reguliariai vykdavo instruktažą, kiekvieną kartą buvo kalbama ir apie būtinybę tikrinti vaistą, tačiau priminimai buvo suvokiami kaip tuščia informacija, kaip tarsi informacinės šiukšlės ir va jį nepatikrino. Ir jam, aš taip, mano požiūris yra toks, kad jei vadinasi angelas sargas ar kitas, kuris atsako už šito žmogaus vieno ar kito išėjimą, kaip mes vadinam mirtį, taip suveikė su smegenimis, tai kad paveikė jo smegenis, kad jis nusprendė, kad tikrinti nėra ko. Nėra ko. Bet jeigu jūs paskaitytumėte knygą Angelai man glosto plaukus, kaip šitą autorį, kas prisimena? Neprisimena jau niekas. Labai gera knyga, mergina, kuri nuo pat vaikystės bendravo su angelais. Ir kad angelai, jie įtaigoja mūsų mąstymą. Stipriau ir stipriau įtaigoja mūsų Lorna Birnė. Airė, Lorna Birnė, Angelai glosto man plaukus, yra dar, paskui buvo išleistos dar kitos dvi knygos, bet pati geriausia yra ta pirmoji knyga. Tai va, ir va tų klaidų būna va tokių, sakysime, labai keistų. Pacientė 38 metų. Ji 4 kartus, išskirskite, 4 kartus kreipėsi dėl blogėjančios būklės ir vis naujų simptomų. Ir kiekvieną kartą jai buvo įtariamas kitas susirgimas, paskiriamas atitinkamas tyrimas, kuris patvirtindavo įtarimą ir būdavo nustatoma kiekvieną kartą nauja diagnozė ir paskiriamas naujas gydymas, kuris pasirodydavo taipogi neveiksmingas. Ir pirmą kartą jį kreipėsi su skrandžio skausmais, parodė krūvio mėginys, elektrokardiograma neparodė jokių sutrikimų, užtat gastroskopija, tai yra skrandžio tyrimas, parodė nedidelę skrandžio opą. Ir diagnozė skrandžio opa, paskirtas atitinkamas gydymas, bet prie šitų skrandžio skausmų prisidėjo skausmai krūtinėje ir buvo įtarta ortopedinė priežastis ir nedelsiant rastas patvirtinimas C5, C6 slankstelių žiedo pažeidimas. Ir nauja diagnozė, naujas gydymas, dar po kelių dienų pacientai prasidėjo vėmimas, šaltkrėtys, skausmai epigastriume, hepatitas, klaustukas. Ir kažkuris iš kepenų analizės rodiklių tą ir patvirtino, kad hepatitas, ir dėl viso pikto buvo padarytas rentgenas, išsiaiškinta diagnozė pneumonija. Ir pacientė buvo perkelta į specializuotą medicinos kliniką, kur pagaliau buvo pavėluotai nustatyta galutinė diagnozė, tai yra užsitęsęs infarktas, priekinis senelis, čia vokiškai parašyta transmoralinis infarktas. Vadinasi,
įvairius tyrimai, įvairios diagnozės, o pagrindinė priežastis taip ir liko nenustatyta. Galėjo būti nustatyta, bet buvo nenustatyta. Ir visais tais atvejais tyrimai, kurių pagrindu buvo nustatoma eilinė diagnozė, nebuvo pakankamai sensityvus, tai yra pakankamai jautrus ir specifiški, kad jų būtų galima galutinai priimti, kad pagal juos būtų galima galutinai priimti ar atmesti tą diagnozę. Bet jie buvo teigiami, na ir tada gydytojas eina šituo lengviausiu keliu. Na va, ir ypač didelį įspūdį ekspertų komisijai padarė 4. epizodas. Kai pacientė eina kreipiasi su klinikiniais ir tipiniais ūmaus infarkto požymiais, krūtiniais skausmais, vėmimu, šaltkrečiu, komisija jį pavadino šitą, gydytojai net pažino, kad tai yra infarktas. Ir komisija tai pavadino ypač grubią klaidą ir apibūdino kaip sunkiai suprantama. Būtent kaip sunkiai suprantama klaida. Ir visiškai neatsakingą nusižengimą prieš elementarias medicinos taisyklės. Bet vat įvyko taip, kaip įvyko. Na ir be abejo, suklydęs gydytojas puikiai žinojo tas elementarias medicinos taisyklės. Va, ir galima nebejoti, kad ir pats gydytojas, kaip ir komisijos nariai, labai nustebtų, sužinotų, kad kažkas kitas padarė tokią pačią klaidą. Jis labai, tas gydytojas, kuris padarė tą klaidą, jis labai nustebtų, kad jeigu kitas gydytojas taip nepadarytų, tai jam būtų labai, labai keista. Tai vat, kodėl šitos žinios nesuveikė, kas užsuko jiems į galvą, ir tai suveikė dar vieną, kaip jie sako, euristika, tai yra inkaras. Žinome, kad inkaras neleidžia laivui toliau plaukti. Tai va čia surasta viena diagnozė ir paskirtas gydymas. O tai yra, kaip jie sako, inkaras. O diagnozė neteisinga. Tai va, lygiai taip pat euristika inkaras, tai mintis, kuri sustabdo tolesnį mąstymą ir jausmus, kad tai yra jau teisinga, o teisinga tai nebūna. Ir Kanemano ir kitų tyrimai parodė, kad žmogaus jausmai ir pageidavimai gali daryti hipnotizuojantį poveikį, iškreipti sprendimo priėmimą ir jiems veikiant žmogus pervertina aplinkybės, kurios atitinka jų norus ir neįvertina jiems prieštaraujančių. O tai yra trečioji euristika. Kaip teigia šitame pranešime, šitie trys specialistai, tai yra mąstymas, norai. Tai va, ir va štai, kaip matot, paaiškinti tai galima, bet vis tiek, kaip gydytojai, kaip klydo, taip ir klysta, ir klys ir toliau. Jungas vienoj savo knygoje, berods prisiminimuose apie savo patį gyvenimą, jis aprašo tokį atvejį, kad pasiekė žmogus, pacientas ar klientas psichologiniais klausimais konsultuotis ir jis tą klientą konsultuoja. Na ir jisai pastebi, kad jam kažkas ne taip ir jam įtarė, kad tai širdis jam. Jis Jungas pasiunčia pas kardiologą. Eik, sako, dabar pasitikrink širdį. Tas nueina pas kardiologą. Kardiologas patikrina, sako, viskas gerai. Viskas gerai. Ir Jungas mato virš to pastato namo didžiulis varnų pulkas. Didžiulis varnų pulkas. Sugrįžta jis pas Jungą ir čia pat miršta. Va, varnų pulkas. Jūs jau žino, kad jis miršta. O kardiologas nieko nemato. Specialistas ir nemato. Mato psichologas. O kardiologas nemato, jam raištis uždėtas. O mes jį paduodam į teismą. Tad reikia labai gerai pagalvoti, kai mes gydytojus paduodame į teismą. Na, koks gydytojas sąmoningai galėtų padaryti klaidą? Tyčia. Absurdas. Jis kenkia savo. Baisiausiai kenkia savo. Jis vienas dalykas, jis pats labiausiai dėl to labai pergyvena. Jis pakenkia savo, kaip sakant, kaip profesijai. Jo mažai kas pasitikės.
Ir todėl įtarti gydytoją, kad jis sąmoningai padarė klaidą per neapsižiūrėjimą, tai čia yra, kaip sakyti, nesuvokimas, kas yra žmogus ir kad kiekvienas žmogus turi mirti ir tas mirties laikas yra žinomas. Va šitoj knygoje aš aprašiau keletą žmonių, kurie, iš prigimties žino, kad pastebi, kada kokiam žmogui artėja mirtis. Šukšinas vienam apsakymui rašo apie žmogų, kuris iš kvapo žodžiai. Tu, sako, mirtimi jau dvoki. Man, sako, labai stipriai dvoki. Tu, sako, jau dvoki į mirtimi. Tai va tokių atvejų ir aš ir pats savo gyvenime buvau sutikęs žmonės, kurie jaučia mirtį. Va štai pirmadienį buvau Kėdainiuose, ten kalbėjau apie vėlines. Taipogi išėjo panašus klausimai ir viena moteris sako, ar galima matyti mirtį? Na, sakau, galima, tik tai būna labai įvairiai skirtingai. Tai paskui mes po paskaitos susėdom ir jinai man pasipasakojo. Kai turėjo ar 2 klinikinės mirtis, o tokie dalykai atsitinka, kai žmogus pradeda matyti kažką, ko kiti žmonės nemato, tai po klinikinės mirties tai atsiveria. Atsiveria todėl, kad jos smegenys pasikeičia. Klinikinė mirtis žmogus negauna kurį laiką deguonies, o be deguonies ląstelės miršta ir tas stogas susilpnėja. Ir jis, sako, pasakoja, sako, tai netikėtai. Atsitiko ir pasakoja, kaip, kur ten jie pietauja ant mašinos nuo kapoto, jie Gariūnų turgui, sakė, čia prieš 20 metų, kai ten suvažiuodavo pusę Lietuos, sako, mes ant savo mašinos pasikapoto, pietaujam, valgom, kita kompanija ant kito. Sako, aš žiūri vieną vyriškį valgant. Veido nėra, tuščias ovalas. Aš, sako, į taip žiūri, vyras, sako, man nežiūrėk, nepatogu, prie žmonės, sako, aš negaliu, atitrauka akių. Pirmas atvejis, negaliu atitraukti akių. Na ir ką? Važiuoja, jos pralenkė į mašiną ir sako, nevažiuok vyrui taip, sako, aš nežinau, iš kur pasakiau, nevažiuok greitai priekyje, baisi avarija. Privažiuojam ir ta mašina, kurie matė, kelis kartus apsivertus ir tas vyras su nutraukta galva, kurį jie matė. Tai jau matė. Įvairūs tie matymai būna. Ir va štai tai yra labai toks, kaip sakyti, sunki patirtis, sunki savybė ir jos nori atsikratyti ir bando atsikratyti ir dabar ta patirtis, o tas matymas jai mažėja. Iš tikrųjų, turi tokią dovaną, kabutėse, tai yra ypatingai sunku sakyti, nesakyti, o kaip į tave nepažiūrės, kai tu pasakysi. Ir panašiai, ir kiti dalykai. O tokiu atveju aš žinau ne vieną ir ne du. Ir tik tai mes kažkaip tai nesusimąstom. Iš tiesų, mirtis mums visiems yra žinoma, jį buvo parengta anksčiau, čia tokiu atveju yra. Yra tik tai tokie atvejai, kad va štai žmogus būna, mirtis atrodo neišvengiama, bet žmogus liko gyvas. O tokių atvejų būna. Tai šitie dalykai yra paaiškinami tiek, kad paaiškinami yra taip, kad yra ne vienas išėjimo taškas, kaip jie sako, 3 arba net 5 išėjimo taškai, 5 kartas nemeluoja. Būna tokie atvejai, kad mirtis yra neišvengiama ir tu lieki gyvas ir nežinai kaip. Man pačiam buvo toks atvejis, man buvo tik tada apie 17 ar 18 metų. Aš nežinau, kaip likau gyvas, nors tie, kurie buvo šalia, jau mane apraudojo, bet aš išropojau visai gyvas ir sveikas ir pats nežinau, kaip tai atsitiko. Ir kas mane ten, taip mane, kaip sakyti, sulankstė, pakišo, kad ten nebuvo nei laiko, nei vietos. Nei laiko, nei vietos. O kai nelaikas mirti, tai tu ir nenumiršti. Kai nelaikas. O kai laikas, tai tada tau gali kas nori padėti. Tai negalėjo tai būti, kad smegenų ten koks nors sritis, migdolinis kūnas ar kas nors
ten taip patvarkė, kad mes net nesupratom. O ten jau koks nors klajoklis nervas, ten pastatė, kur reik, pastūmė. Nu taip, čia matot, žmogaus psichika yra sudėtinga ir mums reikėtų labai toli, kaip tas psichika veikia, kas ją įtaigoja. Ir šiaip dabartinio žmogaus psichika yra gana tokia uždara. Jis mato tik tai save ir kitus kaip atskirus žmonės. O va tai tų gelminių procesų, tų vadinamų aurų, tų, kaip sakysim, eterinių, astralinių, mentalinių tų kūnų mes paprastai nematom. Retas tik tai kas, kuris mato. Na, ir ten vyksta jau pasikeitimai. Ir štai tas, kaip tas žmogus, kuris šitos dalykus jaučia, kurių paprasti žmonės nejaučia, būna labai ir labai skirtingai. Kartais net jis pats nesugeba paaiškinti, bet jis jaučia ir žino. Vat aš irgi knygoje aprašytas atvejis, kad buvo toks žmogus, kuris pasakydavo tiksliai. Tiesiog 15 minučių tikslumo, kada tas žmogus mirs. Ir ligoninėje buvo tas žmogus, jis ateina, jis jau ryte stovi prie gydytojų kabineto ir raportuoja. Tokio ir tokio palatoje, toks ir toks ligonis, tokią valandą ir mirs. Gydytojai jo baisiai pradėjo nenorėti, vengti, paprašė psichiatro, kad jį uždaryti psichiatrinę ligoninę. Ir kiek gydytojai bedėjo pastangų, nė vieno nepavyko išgelbėti. Pasakyta, kada. Tai gerai, Prašau. Gydytojams pasiruošti ir galima gal kartais išgelbėti. Neišgirdau. Gerai, kai tai perspėja. Gydytojas gali pasiruošti, kartais gali išgelbėti. Ne, va tas ir reikalas. Jie stengiasi, nei vieną kartą nepavyko išgelbėti. Nepavyko nei karto išgelbėti, net valandos laiko pratęsti. Net valandos laiko nepavyko pratęsti. Va tas ir yra, kad nepavyko. Na, tokiu atveju kartais būna, va tokiu atveju, kada, kaip sakyt, būna ir taip ir ne, kaip sakiau, 3 ar 5 atvejų, kaip ta moteris viena, ta pati moteris pasako, kuri nematė veido, tai sakyt, pas viršininką. Nuėjau ir matau, kad jo veidas yra murzinas jau. Yra, bet jis jau ne toks, koks yra. Ir aš jam sakau, nežinau, kad tu apie mane pagalvosi, pasakys, bet sako, keista sako aš, bet sako, tavo patarimą duosiu. Jei turi kur šiandien važiuoti, nevažiuok nieko. Ant rytojus jisai jai padėkojo. Nu, jis nevažiavo. Ir kur atvažiavom, ta mašina pateko į avariją. Bet veidas buvo, kaip sakyt, dar kaip sakyt, ne tuščias, o toks tik tai jau padumavęs pilkas. O ten jau buvo tuščias, jau gatavo, tai jau paskutinis kartas. Tai vat žmogus paklausė, bet tam, kad paklausyti, tai reikėjo nusižeminti. Kaip aš čia kokios kvailos moteriškės paklausysiu. Čia nieko nėra. Aš jiems ir paklausysiu. O čia tas nusižeminimas ir padėjo jam išvengti tos avarijos, gal jis ten ir žuvęs, nu nebūtų buvęs, galbūt tik susižalojęs buvęs, bet vat jis paklausė. Tai va, tai ne visi atvejai būna, kaip sakyti, iki galo 100% jau taip. O kai kurie būna jau tikrai ir tada jau išgelbėti negalima. Nebeišeina. Tai va, tokių atvejų yra daug, bet žmonės, kažkaip tai nesusimastų, išgirsta vieną kartą ir pamiršta ir nesuveda, kaip sakyti, tos statistikos, kad iš tikrųjų taip yra. Pas Jungą yra šitie daug aprašyta šitokių atvejų. Tai jis tai vadina sinchroniniai įvykiai. Sinchroniniai įvykiai, tai pavyzdžiui, paukštis į langą beldžiasi. Šiauliuose man viena moteris po paskaitos pasakojo. Taip su tokiu jausmu, giliu, pergyventa tebėra ir vat, sako, buvo toks atvejis, kai aš sėdžiu kambarį, atskrenda paukštis ir taip beldžiasi į langą. Aš nesupratau, nieko aš taip, kaip sakyti, nesureagau, bet tas ir sureagavimas nieko nebūt padės. Ir pasirodo, kad tik tuo metu jos sūnus vairuotojas važiavo per užtvanką ir nukrito automobilis nuo tos užtvankos. Dar jis kurį laiką laikėsi ant vandens, bet jis negalėjo atidaryti kabinos durelį. Ir nuskendo.
Ir va kaip tik tą valandą tas paukštis beldėsi į langą. Jungas tai vadina sinchroniniai įvykiai. Sinchroniniai įvykiai. Vat kaip sakiau, tos varnos, tie mirties ženklai, mūsų tautoje yra labai daug tokių vadinamųjų mirties ženklų. Ten laikrodis sustoja, kas nors sprogsta, stalas plyšta, Jungas savo knygoje aprašo tokių atvejų. Va tie stiprus žmonės, jie prišaukia tokius būtent keistus ženklus. Tai va. Tai vat kai dabar aš vėl grįžtu prie šitos straipsnio, tai tame straipsnėje tie 3 specialistai, kaip sakiau, 2 medikai ir 1 teisės specialistas, jie pasakoja toliau, kad toliau ir jie patys medikai, kaip sakiau, tas saugumo sistema, kuri buvo nuleista administracinė tvarka iš viršaus, tai praktiškai nesuveikė. Statistika liko tokia pati, tai paskui jie patys gydytojai ėmėsi tokios prevencijos, tai yra iš ankstinio perspėjimo, tai yra saugumo sistema antra. Ir vat atseit šitame straipsnėje rašoma, kad šitoj saugumo sistema yra veiksmingesnė. Tai va, ir ten gydytojai patys pradėjo kaupti kolektyvinę klaidų vengimo patirties kaupimo formą, pavadinta pitfalls, angliškai tai lietuviškai spastai. Vat ir būna tokie pasikartojantis momentai, kur būna gydytojų kaip spastai. Ir jie, vienas gydytojas patekęs į tokius spastus, praėjęs tos spastus ima ir aprašo jį, kad visi kiti apie tai pasiskaitytų ir žino. Tai yra pasidalina savo patirtimi, kaip jis išvengė tų spastų, ką reikia tokiais atvejais daryti ir tokius, kaip sakyti, tos vadinamus spastus, kabutėse tokius netipinius atvejus, kada atrodo yra gyvenai, o pasirodo gali būti visiškai kitaip. Ta medžiaga buvo pradėta kaupti ir yra nekaupiama ir gydytojai noriai dalinasi vienas su kitu. Tai va, ir vienas gydytojas sako kitam, šitoje situacijoje padidink dėmesį, nes gali atsitikti tas ir tas, o kad nepadarytum klaidos, padaryk, prisimink, atkreip dėmesį, pagalvok apie kažką, tai ir jis nurodo konkrečiai apie kažką kitą reikia dar pagalvoti. Na va, ir taip gydytojai pradėjo dalintis tą savo, tą vadinamąją patirtimi. Tai va tas pitfalls, tai yra masinis, spontaninis gydytojų judėjimas, kuriant ir įgyvendinant apsisaugojimo kiekvienam, apsisaugojimo būtent nuo tų tariamų medicininių klaidų. Ir tai gydytojai noriai dalinasi va šitą tokią patirtimi, kuri padėtų jiems išvengti tų medicininių klaidų. Nes kiekvienam gydytojui medicinė klaida tai vienas iš nemaloniausių įvykių yra visoje jo karjeroje. Kyla abejonių dėl jo profesinės kvalifikacijos. Klaida sukelia visą gydytojui labai nemalonių pergyvenimų, visą grandinę ir žala būtent paciento sveikatai, paciento skundas ir paskui teisiniai dalykai, tampimasis po teismus ir taip toliau. Tai yra ta vadinamoji teisinė atsakomybė. Na ir padarius klaidą gydytojas, kaip sakyti, paveda ir savo kolegas, ir paveda ir visą įstaigą, ir visą tai kainuoja gydytojui ta klaida toli gražu ne vieną nemiegų naktį. Tai kad apie sąmoningą klaidos padarymą, tai čia negali būti net ir kalbos. Na ir dėl to kiekvienam gydytojui yra labai įdomu. Viskas, kas galėtų padėti apsisaugoti nuo viso to, nuo tų tariamų, aš tai vadinu tariamos klaidos. Na tai šiaip tai oficialiai tai vadinama, kad tai yra klaidos, kartais ir šiurkščios klaidos. Bet tai, mano požiūrė, tai yra tariamos klaidos. Na va, ir tos pasiekmės, tų klaidų pasiekmės sukelia galingus motyvus pastoviai ieškoti būdų apsaugoti save, pacientą
ir pačią įstaigą nuo galimų klaidų. Ir aišku, gydytojai deda visas tam pastangas. Ta reikia atsiminti ir kad čia tokių, kaip sakyti, tokių abejingumo, abejingo požiūrio, tai labai sunku, kad toks atvejis negalėtų pasitaikinti. Ir skelbia tas publikacijas tų vadinamųjų spąstų. Tai kiekvienas gydytojas aprašo savo tokį atvejį, kada jam pavyko išvengti tos tariamos klaidos. Ir čia aš manau, kad reikėtų kalbėti ne tiek apie gydytojų klaidas, bet apie tuos nepagristus lūkesčius, kurie uoliai platinami visuomenėje. Kalbėti apie tas klaidas ir kaip jų galima išvengti. Ir aš manau, kad tai yra tuščias reikalas. Aš manau, kad ta ir antroji saugumo sistema su tais tariamai, kai gydytojai patys pradeda dalintis vertingą informaciją, taipogi nesuveiks. Taipogi nesuveiks tiek, kiek buvo tikimasi. Va, iš tikrųjų, tai reikėtų kalbėti ne tiek apie gydytojų klaidas, bet apie tos nepagristus lūkesčius, kurie taip uoliai yra platinami visuomenėje. Va, ir medicina savo, kaip sakant, pakiša koją, kai skelbėsi, kad mes šitas ligas išgydysim. Mes visagali ir jas išgydysim. Tai jie, kaip sakyti, pakiša savo koją. Ir žmonės pradeda jais tikėti. Pradeda tikėti ir pradeda reikalauti, kad jie to savo nepagristus pažadus išpildytų. Tai yra visiškai nepagristi pažadai, nepagristi lūkesčiai. Ir būtent dėl tų nepagristų lūkesčių ir keliami būtent gydytojams teisminiai ieškiniai. Tai yra nepagristi lūkesčiai, kad gydytojas būtinai turi mane išgydyti. Čia taipogi aš dar pasakyčiau keletą minčių apie tai, kas šitame mano minėtame 3 gydytojų pranešime kalbama ir vadinama kaip intuicija arba šitas euristikas. Man atrodo, kad čia yra bandymas logizuoti intuiciją. Nes man atrodo, kad pati intuicija yra kur kas giliau, negu tai aprašo šitas mano minėtas Danielis Kanemanas savo storame didelės apimties darbe pavadintame lėtas ir greitas mąstymas. Lėtas tai yra loginis mąstymas, o greitas yra intuicija. Iš įpročio aš ėmiau kažką tai ir padariau. Kur kas giliau. Vidūnas užsimena ne tik apie intuiciją, bet jis kalba apie divinaiciją. Vat kas yra ta divinacija, tai jau nieko negaliu apie tai pasakyti. Vidūnas galbūt kažką ir nutuokė. Ir pavyzdžiui, pirmoji euristika yra pavadinta apgaulinga patirtis. Manau, kad tai yra ir mano, ir vidūniškų požiūrių, tai yra viso labo tik susiformavęs kasdieninius veiksmus, tą vadinamą rutiną arba kasdieninius veiksmus palengvinantis įprotis. Jokia čia euristika. Tik susiformavęs įprotis. Ir tokių pavyzdžių yra daug. O intuicija čia yra 9 vanduo nuo kisielių. Aš taip manau. Tai reikia labai atsargiai vertinti tai, ką mes vadiname intuicija. Dažniausiai susiformuoja tam tikri įpročiai ir žmogus pagal tos įpročius ir veikia. Nes mąstyti kaskart apmąstyti tam tikrus savo veiksmus, sąmoningai, tai žmogaus reikalauja didelių pastangų. Ir psichologai yra paskaičiavę, kad žmogus apie 80, net 90% veiksmų atlieka nesąmoningai, iš įpročių. Tai yra jėgų taupimas, energijos įtaupimas. Ir iš tikrųjų taip yra lengviau įsisąmoninti kiekvieną veiksmą būtų gana sudėtinga. Tai pareikalautų daug mūsų jėgų, energijos, bet tai būtų labai nuostabu. To reikia siekti, bet mes į tą tik tai po truputį te galime eiti. Ir todėl aš, kaip sakiau, tos Kanemano knygos ir neperskaičiau, ir neskaičiau, man pasirodė gana
ji nuobodi, vat kai kurie žmonės mąsto na buhalteriškai, jiems ten viskas faktus renka, tai jiems tikriausiai įdomu. Man tokios mintis, tokios knygos nėra įdomios. Na, va dabar aš pradžioje sakiau, kad gydytojai kartais nepagristai vadina mediciną įrodymais pagrista medicina. Nu, daugelis pripažįsta, kad taip nėra, kad medicina dar kol kas tikrai nėra pagrista įrodymais. Ir va čia aš radau gydytojų, kurie gana taip kritiškai žiūri į mediciną, į medikų į darbą ir į jų, kaip sakant, galias. Ir va štai va, tos mintis yra tokios. Tie žmonės, kurie mediciną naudojasi mažiau, jie miršta ne taip dažnai, kaip, sakysime, kiti žmonės, kurie pasitikė į mediciną. O štai buvo pandemija. Daugelis žmonių, dauguma žmonių ėjo per medikus, ten darė tyrimus, skiepino, guldė į ligonines, gydė ir taip toliau. Jungtinėse Amerikos valstijose yra tokia amišų bendruomenė, religinė bendruomenė, kurie tebegyvena 18 ar 19 amžiuje. Jie neturi nei televizijos, nei elektros, jokių šiuolaikinių, kaip sakyti, nei darbo priemonių, nei šiuolaikinės medicinos. Jie medicina pandemijos metu nesinaudojo, jokių karantinų nesilaikė. Ir va išvada, 90 kartų rečiau amišai sirgo šituo COVID negu visa kita likusi Amerika, kurie nepaisė jokių šitų medicininių, pandeminių, medicininių perspėjimų bei nurodymų ir nesinaudojo. Jie sirgo 90 kartų būtent rečiau. Na, ir jis sako, kad tai ir amišai taipogi neskiepė savo vaikų. Jie neskiepė. Jie būtent neužsidarė, jie gyveno lygiai taipogi kaip ir toliau. Ir taipogi tas pats gydytojas, kuris tyrinėjo tą amišų bendruomenę, pastebėjo, kad tyrinėtojams, kurie tyrė amišų bendruomenės sveikatą, nepavyko rasti amišų bendruomenė neskiepyto sergančio vaiko. Neskiepyto sergančio vaiko. Neskiepyti neserga, o skiepyti serga. Kažkur skaičiau, kad iki 15 metų vaikai gauna vienose šalyse 35 skiepus, o Austrijoje berods ar 42. Įsivaizduojate, kiek tai skiepų, kiek tai yra suvaryta į dalykų. Ir taipogi tyrėjai atrado, kad tokios lygos kaip hiperaktyvumas, dėmesio nesikaupimas, epilepsija, autizmas, amišų bendruomenė tarp vaikų nesutinkamos, jų nebūna ten. Tiesiog nebūna, nes jie neskiepė savo vaikų, beveik praktiškai neskiepė. Na, ir va, taipogi tas gydytojas pastebėjo, kad Jungtinė Amerikos valstijų federalinė vyriausybė tyrė amišų bendruomenės, tačiau nepateikė viešos ataskaitos, tyrimų rezultatų nepaskelbė. Tai būtų akibrokštas visai medicinai. Jie nesinaudoja, o sveikesni. Tai būtų akibrokštas visai būtent medicinai. Ir tas gydytojas teigia, kad tokios informacijos paskelbimas sužlugdytų būtent visą šitą Amerikoje yra tokia Amerikoje maisto ir vaistų kontrolė, CDC. Ir į tą maisto ir vaistų kontrolę pateikia rekomendacijas. Ir tai paaiškėtų, kad jos yra žalingos rekomendacijos pateikiamos vaistų ir maisto kontrolės yra žalingos amerikiečiams. Paaiškėtų, jeigu būtų paskelbta ataskaita apie tyrimus
amišų bendruomenėje, kurie beveik nesinaudoja medicinos paslaugomis. Va. Ir va kitas medikas, aš jau čia imu duomenis jau iš kito šaltinio, Gertas Reuteris, jis taip ir sako, dažniausiai mirties priežastis pramoninėse šalyse yra medicina. Man teko kažkada anksčiau skaityti kito gydytojo, pediatrų. Pavardę bandau prisiminti. Žydų kilmės jisai, kiek žinau, jis vaikų gydytojas, jis dar 1990 metais išleido knygą Medicinos eretiko išpažintis. Ir jis taip ir sako, jeigu visa Amerikos medicina būtų išmesta į vandenyną, tai blogiau būtų tik tai žuvims, o pacientams būtų geriau. Jis ten daugybę atvejų prirašo, kaip ta medicina kvailina žmonės. Ir va sukelia tokius visiškai nepagristus lūkesčius. Va štai kokius teiginius tas gydytojas pateikia. Įprastinė medicina nei pailgina gyvenimo trukmės, nei sutrumpina ligos trukmę. Priešingai, daugelio žmonių įsitikinimai, moksliniai tyrimai nėra labai tvirti. Ir remiantis tam tikrų tyrimų Kochrane, tik 4% nustatytų chirurginių ir medikamentinių gydymo būdų duoda tvirtą naudą pacientui. Tik 4% duoda tvirtą naudą pacientui, o 96 gydymo medikamentiniai arba chirurginiai būdai neaiškia naudą duoda. Neaiškia. Irgi gerai, aišku gerai, 4% tai labai daug, ar ne? Tai bet geriau negu nieko. Geriau negu. Bet tarp tų 96 yra turbūt kokie 10%, kur buvo žala. Tai aš tik sakau apytikai, jau tikriausiai daugiau buvo. Gydytojas ir medicinos pedagogas Gertas Reuteris įdomioje ataskaitoje mus supažindina su medicinos istorija. Jis nušviečia tą faktą, kad ne vienas gydytojų streikas niekada nesukėlė mirčių skaičiaus padidėjimo. Gydytojų streikų buvo, bet ne vienas gydytojų streikas nesukėlė mirčių padidėjimo. Kartais buvo priešingai. Gydytojai streikuoja, pacientai miršta rečiau. Ir va, jis parodo, kokiais kriterijais remiantis buvo diegiamos operacijos, vaistai ir medicinos prietaisai. Jis parodo šališkumo ir korupcijos mastą. Raktinis žodis yra interesų konfliktas. Tas interesų konfliktas buvo aiškiai matomas, kai buvo mums skiriami skiepai nuo COVID. Tai buvo didžiulis interesų konfliktas. Didesnių negali būti, akivaizdesnių ir didesnių negali būti. Ir išsamiai prašo daugialypį manipuliavimą įrodymais, kad taptų suprantama, kodėl kas trečias žmogus Vokietijoje miršta nuo gydymo. Tai medikas rašo. Gerdas Reuteris yra radiologijos specialistas ir 1992 metais buvo vienas jauniausių vyriausiųjų gydytojų Vokietijoje. Jis jaunas buvo, bet jau buvo vyriausias gydytojas kažkokios tai ligoninės. Jis dirbo vyriausiojo gydytojų iš viso 3 ligoninėse, įskaitant vieną, kur ir tapo habilituotu daktaru. Ilgainis tą gydytoją apėmė nepasitenkinimas medicinos sistema ir todėl 2014 metais, būdamas jau 55 metų, jis metė tą klinikinį darbą ir savo antrąjį medicininį gyvenimą sėkmingas ir pašventė būtent savo gyvenimą švietimui. Pradėjo rašyti knygas. Vat jis parašė tokias knygas: Menas gyventi kaip įmanoma ilgiau. Vienos knygos pavadinimas, kitos knygos pavadinimas Išduotas ligonis. Trečia knyga Paskutinės dienos. Tai va, jis rašo dabar tokias knygas, kuriuose aprašo visai, nušviečia tą pačią medicinę padėtį visiškai kitaip. Ir va, tose knygose naujai nušviečiami epidemijų pavojai Europoje ir atkreipiamas dėmesys į faktų ir oficialių pareiškimų neatitikimą. Faktai vieni, pareiškimai kiti. tą mes aiškiai matėm. Ir faktai klastoja.
Mes būtent jais tikime. Ne viena epidemija, daug, taip sakant, epidemijų buvo perdėtos ar net išgalvotos. Karantinas dažnai buvo brutali dominavimo priemonė. Tai yra valdymo priemonė. Brutali valdymo priemonė, medicininės priemonės nenutraukė, nesumažino nei vienos epidemijos. Epidemijos kaip ateina bangos, taip ir nueina. O medikai tik prisiskiria nuopelnas, kad ta epidemija pati nuslopo. Pati sukilo, pati nuslopo. Va, mes skiepijom, mes tą darėm ir taip toliau, ir taip toliau. Ir taip toliau. Terminas įrodymais pagrįsta medicina atsirado tik 1991 metais. Iki toliai net tokio termino nebuvo įrodymais pagrįsta medicina, bet ir, kaip sakiau, šitame 3 gydytojų specialistų pranešime, tas įrodymais pagrįsta medicina, sako, yra labai abejotinas. Dar tik mes einame iki tai. Na ir negalima daryti išvados, kad medikamentinis gydymas sutrumpina ligos trukmę. Tai va, tokia išvada prieina tie gydytojai, kurie yra nešališki, kurie nėra vien tik tai, kaip sakyti, kurie kokiame vežime sėdi, tokia giesmė ir gieda. Jie yra, tai va, jis ir sako, jie yra nešališki ir va štai skelbia kokias išvadas. Negalima daryti išvados, kad medikamentinis gydymas sutrumpina ligos trukmę. Žinote tą anekdotą, kad kai žmogus nueina pas gydytoją, gydytojas jam nustato diagnozę, išrašo vaistų, jis nueina į vaistinę, nusiperka vaistų ir jos negeria. Sako, gydytojas išrašė vaistus, jam reikia gyventi. Aš pirkau vaistus ir vaistininkų reikia gyventi, aš jų negėriau ir man reikia gyventi. Ir man reikia gyventi. Tai va, toks anekdotas yra plačiai būtent paplitęs. Daug gydymo būdų nesumažina mirties skaičiaus. Kai kurie galbūt ir sumažina, bet yra daug gydymo būdų, kurie apskritai nesumažina mirties skaičiaus. Yra oficialų. Gydytojų streikai nepadidina mirčių skaičiaus priešingai. Vokietijoje kas 3 žmogus miršta nuo gydymo. Įrodymai atskirose medicinos srityse yra menki. Įrodymai yra gana menki. Kalbant apie įrodymus, chirurgija net ir šiandien nėra mokslo tema. Nėra mokslinė tema. Visais įrodymais pagrįstas požiūris į ortodoksinę mediciną yra kiauras vandens kibiras. Kiauras kibiras, kurioje pilti vandenį ar nepilti. Aš tiesiog skaitau teiginius. Ten tos visus teiginius, ten tiek prirašau, pagrindžia tos teiginius. Manipuliavimas, įrodymais vyksta įvairiomis formomis. Tai yra sukeitimas duomenų, pakeitimas, manipuliavimas. Tai yra manipulus, tai yra ranka, manipuliuoti, tai yra kažką daryti su rankomis, sukeisti duomenis. Statistinių manipuliacijų triumfas nugali prieš, kaip sakant, įveikia medicinos mokslą. Ir mes dažniausiai girdime tas statistikas, kurios yra dažniausiai sukeistos. Praktiškai viskas nebėra tiesa, o įrodymai virsta stafažu. Kas tas stafažu, man taip ir stafažas man taip ir nepavyko išaiškinti, gal jūs kartais girdėjote. Kažkokia tai klastotė. Aš jau senai skaičiau apie statistinius duomenis dėl skiepų. Mums visiems yra piršto nuomonė, kad epidemijos, kurios buvo 19 amžiuje plačiai pasklydę tos lygos, jos išnyko dėka skiepų. Ne, pasirodo, epidemijos visiškai nukrito beveik iki dabartinio lygio dėl sanitarinių sąlygų pagerėjimų. O skiepai prasidėjo jau vėliau arba tuo pačiu metu. Ir laurai buvo priskirti skiepams. Iš tikrųjų, sanitarinių sąlygų pagerėjimas ir išnaikino į daugybę tų epideminių lygų. Taigi, rūpintis ar gydyti. Tai va, tai kaip sakiau, prisimename tą pasaką apie
giltinė, kurį dovanojo, kaip sakyti, žmogui už paslaugą, dovanojo gydytojui sugebėjimą išgydyti. Ir sakė, kad jeigu aš stoviu gale kojų, tai gydyk visada išgydysi, nesvarbu, kuo jis serga, bet jeigu stovi gale galvos, tai negydyk, jau tu jau neišgydysi. Bet rūpintis reikia visada, rūpintis reikia. Ir gydyti, kiek tai įmanoma, bet nepriskirti savo tų galių, kurių tu neturi. Tu gali, tai rūpintis reikia. Ir geras rūpestis yra geriau kaip gydymas. Dabar Kübler-Ross, kuri tyrinėjo mirštančių ligonių būsenos, ir jų būsenas ir jų poreikius, pastebėjo 5 tarpsnius, kurios praeina šiuolaikinis mirštantysis. Šiuolaikinis, turintis šiuolaikinę pasaulėžiūrą, kad yra medicina, gydytojai mane pagydys, gal aš ir sergu, bet jie mane būtinai turi pagydyti. Tai toks šiuolaikinis ligonis, kuris dažniausiai nelabai supranta, kas yra žmogus, kad žmogus yra ne tik tai kūnas, bet ir siela, tai jis pirmiausia pradeda neigti. Išgirdęs mažai vilčių turinčią diagnozę, ligonis to nepatikė ir bando neigti, sakydamas, kad taip negali būti, čia apsiryko, kaip čia aš galiu sirgti. Tai yra mūsų nepagristi lūkesčiai. Ir tas neigimas kyla iš to, kad aš viliuosi gyventi labai ilgai. Arba net amžinai, o jeigu jau susirgsiu, tai mane medicina būtinai pagydys. Tai yra visiškai nepagristi lūkesčiai. Ir tais lūkesčiais gyvena dauguma žmonių. O paskui, kai mato, kad viskas pasitvirtina, jokio čia apsirikimo nėra, tada sukyla pyktis ir nepasitenkinimas. Tada jis pradeda pykti. Pyksta ir ant aplinkinių, ir ant medikų, ir pats ant savęs galbūt netgi pyksta. Ir tai, kaip sakant, tai tas pyktis labai sunkina bendravimą su tokiu ligoniu. Paskui mato, kad viskas eina toliau, liga sunkėja, tai tada prisimena, kad yra ir Dievas. Tada su Dievu pradeda dėrėtis. Tai čia trečias atvejis, aš padarysiu tą ir tą, paaukosiu tiek ir tiek, sukalbėsiu tiek tų potėrių, ar užpirksiu kažką, bet tu man duok tą išgijimą, pagijimą. Tai būna toks dėrėjimuose tarpsnis, panašiai kaip ir vaikai, kurie iš pradžių iš tėvų kažką tai reikalauja, bet jeigu tėtis ar mama neduoda, vaikas pradeda dėrėtis. Aš ten indus išplausiu, tu man duok. Taip ir tas ligonis pradeda dėrėtis su Dievu. Bet jeigu ir toliau liga eina, tada į apimti neviltis, depresija. Sielvartas, liūdesys, prislėgtumas, ir jeigu dar jis nespėja iškeliauti vieną pasaulį, tada ateina kas? Susitaikymas. Jis pradeda susitaikyti. O dar turėtų išpriimti tą lygą, bet būtų geriau, kad jis iš pat pradžių susitaikytų su tuo. Nereiktų praeiti visų šitų stadijų, nes kol tas 5 stadijas tu praeisi, tai tas laiko tarpas gali užtrukti ir keletą mėnesių, net ir kokius metus, o jeigu liga sunki, tai per tą laiką gali ir iškeliauti, nesusitaikęs, nepriėmęs būtent mirties. Taigi rūpintis reiškia gydyti. Taip savo knygoje rašo Jungtinių Amerikos valstijų, kaip sakyti, kitoks gydytojas, kuris supranta iš savo pacientų ir dvasinius poreikius. Jis taip ir sako, rūpintis reiškia gydyti. Rūpestis nėra stipresnio santykiai su silpnesniaisiais, bet santykiai tarp lygių. O šiaip gydytojo ir paciento santykiai būna kokie. Vienas aukščiau, kitas žemiau, aš tave gydau, tu klausyk mane. O čia rūpestis yra santykiai tarp lygių. Jis neprisiskiria savo gydytojas tų galių, kurių jis neturi. O jeigu save laiko aukščiau už ligonį, gydytojas priskiria savo tas galės, kurių jis neturi. Tada jis toks pasipūtęs vaikšto. Bet jis gaus per nosį ir gauna. Ir gauna. Ir tai ir slaugytojas dažnai susiduriantis su mirtimi stengiasi nuo tos mirties atsiriboti. Taip ir būna. Tačiau tokio atsitoljimo pasiekmes yra skaudžios, kaip sako tas gydytojas Sigelis.
Ir Sigelis sako apie save taip: mano uždavinys kovoti su gyvenimo skausmu, bet nenugalėti mirtį. Kovoti su gyvenimo skausmu, bet nenugalėti mirtį. O mūsų gydytojai pasiryžę nugalėti mirtį. Visi mirštantis tai žino, sveikimo kelias eina per žmogaus pažeidžiamumo suvokimą. Ir kai žmogus pažeidžia, suvokia savo tikrąją padėtį, tada galimybių pasveikti yra žymiai daugiau, negu jis tvirtai pasiryžęs kovoti su ta liga, su tam mirtimi. Pasveikti tada yra gerokai šansų mažiau, nors atrodytų priešingai, nors būtent atrodytų priešingai. Va, ir mums reikia, mes visada čia susidarime su saugumo jausmu ir su baime. Saugumo jausmas yra visų kitų jausmų pagrindas. Ir nuo saugumo jausmo priklauso, kaip mes jaučiamės kiekvieną akimirką. Ir esame tarsi savo saugumo jausmo belaisviai. Ir didelė baimė visai sunaikina saugumo jausmą. Jeigu mus apima didelė baimė, tai sunaikina saugumo jausmą. O gyventi be saugumo jausmo, švelniai tariant, tai yra labai nemalonu. O už visų baimių slypi mirties baimė. O esmė, mirties baimės esmė yra prarasti tai, ką turime. Tai yra prarasti dabartinę padėtį. Bet ar iš viso žmogus ką nors turi? Tikrai ką nors turi. Mes visko turime. Ir namus, ir artimus žmonės, ir mašinas, ir sąskaitas bankuose, ir kiek artimų žmonių turime. Bet ar tikrai tai turime? Turime tik laikinai. Ir su mirtimi mes viską prarandame. Ir niekas nėra visiškai saugus. Visi kažko bijosi ir stengiasi ar bando apsisaugoti. Bet jeigu aš stengiuosi apsisaugoti, ar nuo to saugumo jausmas padidėja? Ko gero ne, ko gero priešingai, nes nuolat aš apie tai galvoju. Jeigu aš turiu saugumo jausmą, aš pasitikiu. Vat žmogus tiki, bet jis nepasitiki. Tikėti maža, reikia pasitikėti, tik tada bus saugumo jausmas. Ir kada yra tas saugumo jausmas, baimė sumažėja. Jis tada apie tas baimės beveik negalvoja. O jeigu aš nuolat stengiuosi kažko tai išvengti, išvengus vienų grėsmių atsiranda kitos grėsmės. O kai ko iš vis, pavyzdžiui, neįmanoma išvengti. Mirtis yra įrašyta į kiekvieno žmogaus likimą. Vat kai aš jos bijau, tai aš ją turiu nuolat prisiminti. Bet kai aš ją priimu, susitaikau, man prisiminti nebėra reikalo. Keistas paradoksas. Kai aš bijau, aš nuolat ją prisimenu. O kai aš priimu ir susitaikau, man nebėra reikalo apie ją. Aš jau priimu, aš jau sutikau. Viskas jau, tai įvyko. Aš priimu mirtį ir tai įvyko ir jau aš apie tai nebegalvoju. O kad ir galvoju, tai tik akimirka ir tai mano jausmų nesudrumsčia. O norėdamas būti saugus, žmogus paprastai stengiasi išlaikyti esamą padėtį arba stengiasi ją pakeisti. Tačiau išlaikyti esamą padėtį arba ją pakeisti yra labai sunku, dažnai netgi visai neįmanoma. Kažką išlaikyti ar keisti nėra gera išeitis. Nepalyginamai lengviau ir tikriau yra keistis pačiam. Ne kažką kitą keisti ar išlaikyti, bet būtent keistis pačiam. Keistis pačiam, tai ką tai reiškia? Yra keisti požiūrį į tai, kas vyksta. Keistis pačiam, tai reiškia keisti savo požiūrį į tai, kas vyksta, keisti požiūrį į save. Netikėta ir prieštaringa išvada. Saugus esi tada, kai išdrįsti keistis. Ne keisti, bet keistis, sangražinis, pats keisti savo požiūrį. Ir tam nereikia jokių medžiaginių išteklių, nereikia jokių pažinčių, ten sakysim kyšių ar fizinių pastangų. Keitimasis yra vidinis vyksmas ir tuo pačiu galima sakyti dvasingumas. Tai yra vidinis vyksmas. Tai keistis tu gali pats. Nereikia čia, kaip sakyti,
pažinčių kažkokių ten lėšų ar taip toliau, kažką tu ten nori pajudinti, pakeisti, kaip paprastai mes darome, iš ko kyla visus tos korupcijos, nuo ko tik mūsų gyvenimas visas tik sunkėja. Na va, ir reikia viltis Dievu. O ką tai reiškia viltis Dievu? Ką reiškia viltis Dievu? Viltis Dievu tai neturėti vilties. Taip kaip bus. Neturėti vilties. Kai aš turiu viltį, tai aš kažko trokštu, aš kažko noriu, aš kažko vengiu ir taip toliau. Viltis Dievu tai neturėti vilties. Paradoksalu, ar ne? O prašyti Dievo tos vilties. Prašau? Neteisinga prašyti Dievo vilties. Vilties? Taip, prašyti. Mano požiūriu, viltis yra neteisingai išgarbinta. Kaip reiškia be vilties? Neteisingai išgarbinta. Ji nėra tiek trys tikėjimas, viltis ir meilė. Aš viltį išbraukčiau. Viltis čia man tik paišo. Palikite visas viltis ir tada jūs tikrai susitiksite su Dievu, su to, kas yra. O šiaip, kaip aš vilsiuosi kažko, tai aš turėsiu vis kažkam pretenzijų ir pačiam Dievui turėsiu pretenzijų. Viliausi, norėjau kažko, tai vyliausi, o tai to nėra ir pretenzijų. Aš nesivyliau nieko ir man davė Dievas ir ačiū tai už tai, ką davė. Viltis tai reiškia neturėti jokios viltis Dievu, neturėti jokios vilties. Tai gal galima taip, kad viliuosis, kad Dievas kas reikalinga duos. Taip, su tokia pabaiga to sakiniu, taip galima. Aš viliuosi, bet tebūnie Viešpatie tavo valia. Aš atsisakau. Jeigu jau taip nebus, aš atsisakysiu, lengva ranka atsisakysiu tos vilties. Norėčiau, bet jeigu nebus neįsipildys ta viltis, tai aš atsisakysiu tos vilties. Bet jeigu neatsisakysiu, va ir bus bėdų. Tai tam, kad visi šitie dalykai vyktų, kaip sakiau, mirtis nėra atsitiktinė ir visada yra pramatyta. Ne visada yra pramatyta ir tas suvokimas padeda man neturėti jokios vilties. Kad aš dar pasveiksiu, pagysiu, dar pagyvensiu. Neturiu tokios vilties. Ir laisvas. Ir nėra būtent tos baimės, yra saugumo jausmas. Yra saugumo jausmas. Dievas mane saugo. Aš jo būtent pasitikiu. Ir to pačiu reikia suteikti leidimą savo numirti. Bet jeigu tu neturi vilties, tai tas leidimas automatiškai jau ateina. Ateina automatiškai. Leidimas savo mirti. O kol nesuteiki leidimo mirti, tai tu kovoji su ta mirtimi, stengiasi ten, paskui keiksnoji tos gydytojus, tokios ilgos eilės. Gerai, kad ilgos eilės, tai nepatenki pas tą gydytoją, kuris tikriausiai tau nieko nepadės. Bet mes einame ir taip toliau. Aš tai leisti savo mirti. Kažkur tai skaičiau, kad kai buvo po karo Vokietijoje, kai buvo tos jau išlaisvintos koncentracijos stovyklos, tai kažkurio iš jų, kur ten buvo suvesta Maidaniko konclageryje, ten buvo vaikiškų batukų kalnai ten pridėta ir ant sienų šitų kamerų ar ten kokio buvo pripiešta daugybė drugelių. Kažkokiu tai aštriu daiktu, su melu vaikai piešė drugelius. O drugelis yra sielos simbolis. Lėliukiai. Tai, atsiprašau, vikšras, kopustinį vikšrą matėte, žalias toksai. Paskui tampa lėliukė, o paskui tampa drugeliu, peteliškė. Kuo jos skiriasi ir kas tarp jų yra bendra. Vyksta tik vidiniai pasikeitimai. Jų genetika yra lygiai ta pati. Žalias vikšras, kuris ėda lapus, paskui jis įsivinioja tą kokoną, o iš kokono išskrenda peteliškė, kuri jau nebeėda nieko, o minta
į nektarą. Va tai yra pasikeitimai, va tai yra virsmai. Va taip ir tie vaikai dar iš pasąmonės jauti, kad va štai mirtis tai yra tik tai tapimas peteliške. Siela kaip peteliškė, siela būtent kaip peteliškė, kuri iškrenta. Tai va tie seniai laimų papročiai, apeigos, lietuviškai aš jau tarp mano skaitytos etnografinės medžiagos, kuri liečia lietuvišką regioną, aš tokių papročių neradau, bet radau būtent slavų papročiuose. Ir ten tas lavonas gaubiamas, apsupamas tokiu aptaru, kuris vadinasi kukol. O kukolka yra ta pati lėliukė slaviškų kalba. Tai va tas mirusysis, jis yra įsivaizduojamas kaip lėliukė. Jis buvo kaip tas vikšras, kūnas, ėdė, valgė viską, lavonas tai lėliukė ir iš tos lėliukės įskrenda siela. Tai va čia sudėta papročiuose. Tai anksčiau to žmonės tą gerai suvokė ir suprato, o dabar, kai mūsų stogas taip sutankėjo, mes to nejaučiam. Dažniausiai nejaučiam, o kai kurie būtent jaučia. Iš tiesų būtent lavonas buvo laikomas lėliuke. Senųjų papročių tyrinėtoja Valerija Jeriominas yra pastebėjusi papročiais išreiškiamą mirties ir gimimo ryšį. Ir kai tą pamatė papročiais išreiškiamą, apeigom papročiais išreiškiamą mirties ir gimimo ryšį, ji įvedė nusakančią savoką atkuriančioji mirtis. Rusiškai возрождающая смерть. Возрождающая смерть. Tai yra atkuriančioji mirtis, atgimtančioji mirtis. Va štai, ji padarė tokią išvadą, tyrinėdama senosius slavų papročius. Tai buvo akivaizdžiai suvokiama ir tai akivaizdžiai išreikšta papročiais. O dabar visą tai išnyko, kadangi mūsų tas suvokimas išnyko. Tačiau ta pati Jeriomina pastebėjo, kad buvusi dvasinė mirusių ir gyvųjų vienybė jau yra pažeista. Pažeista dėl to, kad pasikeitė mūsų smegenys. Mes jau matome, regime kitaip ir va tie, kurie pabuvoja klinikinį mirtį, jų smegenų struktūra pasikeičia ir mirtiese jau kaip taisyklai daugiau ar mažiau nebebijo. Nebebijo, tik jiems neišeina apie tai, kaip kitiems papasakoti, o kiti, sako, kad tau stogas nuvažiavo, tau pasukioja apie smilkinį, panašiai ir taip kitaip. Va jeigu jau žmogus įtikėjo, kad jis yra vien tik tai kūnas, tai įtikinti kitokio, kažko kitų tai yra sudėtinga. Tik tai kažkokia patirtis jį galėtų į tam pakeisti. Na tai va, tai aš va tiek jums papasakojau apie tai, ar tai mediko klaida, ar likimas ir, bandžiau parodyti, kad nebijokite tų tariamų medikų klaidų. Medikai specialiai nieko nedaro. Jie daro tai, ką gali, tačiau jie visiškai nepagristai priskiria tas galias, kurių jie neturi. Ir mes tada užkeliame savo lūkesčius, užkeliame viltis ir va štai, kokią klaidą padarė medikas ir mes skubam jį paduoti į teismą. Tai, mano požiūriu, yra nesusipratimas, nesuvokimas, kas yra. Kas yra kas. Medikas visada deda visas pastangas, kad mus išgelbėtų. O jeigu jau yra atėjo laikas, tai jis bus pakreiptas vienaip ar kitaip, jeigu ten, sakysime, kažkas tai jisai sužinos apie kaip išvengti šitus pastų, bus paspęsti kiti. Jeigu ir tu išvengs, bus paspęsti tretis pastai. Vat kaip čia galima daugybę pavyzdžių apie tai pateikti. Tai vat, man atrodo, taip sunku įtikėti. Sunku įtikėti, kol mes nepatiriame to anapusinio pasaulio, kol mes nepatiriame ant tikros tikrovės, kad iš tiesų tas anapusinis pasaulis yra, kad jis egzistuoja. O tam įrodymų yra galybė, tik reikia, skaityti, žiūrėti, gretinti faktus, lyginti, neatmesti.
Ir matysite, kad tie įrodymų iš tiesų yra labai daug. Labai daug ir tas, kiek mes tai sugebame patirti, matyti, labai priklauso nuo mūsų dabartinės psichologinės būsenos ir to pačios smegenų struktūros. Mūsų smegenų struktūra gerokai pasikeitė negu anksčiau. Negu anksčiau buvo, sakysim, prieš kelis šimtus metų, o nekalbant prieš tūkstančius metų. Į mirtį žmonės žiūrėjo visiškai kitaip. Va šitą pavadinimą prisijaukinti mirtį aš paėmiau būtent iš Filipo Arieso knygos, kuris aprašo mirties istoriją. Prancūzų kultūrų istorikas Filipas Ariesas aprašo būtent, kaip keitėsi žmogaus požiūris į mirtį, pradedant ankstyvaisiais viduramžiais ir baigiančiais laikais. Tai ankstyvaisiais viduramžiais mirtis buvo prijaukinta. Tai buvo visiškai natūralus dalykas. Jie žinojo, kada mirs ir iš anksto pasiruoštų. Jokių problemų nebuvo. Jie žinojo, praktiškai dauguma žinojo, kada mirs. Ir tokių žmonių yra ir dabar. Bet va štai tas stogas užsivėrė ir mums atrodo, kad jau čia mirtis tai yra kažkas baisus dalykas. Kažkas tai yra baisaus. Iš tikrųjų tai yra tik tai virsmas, tik tai perėjimas į kitą pusę. Ateis laikas ir virsi. Nemirsi, bet virsi, taip sakydavo anksčiau seni žmonės. Ateis laikas ir virsi. Parvirsi, va taip ir. Na tai va, kas norite dar manęs paklausti? Visą tai, ką jūs papasakojot, tai daugiau tokį mūsų nusiteikimą, priėmimą, paleidimo lūkesčių, bet ar tai iš tikrųjų nors kažkiek keičia mūsų elgesį? Turiu omeny, kad mes esame įpratę kliautis mediciną, iškilus kokiai ligai ar ką, mes vis tiek einam pas daktarą, neįtikinsim savęs sėdėti. Ta prasme, mes vis tiek eisim galbūt su lengvesnė širdimi, bet mes juk darysim lygiai tą patį. Taip, visai teisingai sakot, visada yra ta priešinga pusė, bet mūsų kalba sudaryta taip, kad kalbėti apie abi pusės iš karto neišeina. Tad mes esam įpratę gyventi vienu požiūriu, aš jums pateikiau kitą požiūrį, o jūs pasirinkit vidurį tarp jų. Eikit pas tos gydytojus, bet neturėkit tokių nepagristų lūkesčių, tokių nepagristų vilčių. Eikit pas gydytojus, gydykitės, aš taip ir sakau, aš ir pats retkarčiais nueinu. Tai jie tam ir yra, kad jie tai darytų, tai yra reikalinga, bet apie ką aš turiu jums pasakyti, neturėkit nepagristų lūkesčių. Ir gydytojams nepriskirkit, neturi tų galių, kurie jie neturi. Jeigu jūs tą padarysite, tai viskas bus tvarkoj. Ir lankykitės pas tos gydytojus, tegu jie jūs gydo. Aš ir pats gydau. Bet neturi tokių nepagristų lūkesčių. O tai buvo sutrikęs širdies ritmas čia prieš 6 metus. Tai mane nuvežė su greitąja, visą dieną bandė statyti, niekaip nepavyko, paskui pakišo po šito, kaip ten vadinasi, elektrošoką davė atstatė. Na ir po to man sutrinka dabar širdies ritmas, sakė, išgerk 2 tabletės. Sutrinka, aš išgeriu ir nekviečiu greitosios. Laukiu, kada atsistatys. Ir tada aš pradedu skaičiuoti. Aha, kas jau ten išėjęs, kas galėtų mane pasitikti. Aš jau tarsi ruošiuosi išėjimui. Na, jeigu, sakysim, tai neatsistatys po kokios pusės paros, tai galbūt aš ir pasikviesiu tą greitai, o po kelių valandų ima ir atsistato. Ir apsėjau be medikų. O tai vėlgi būtų eilinis iškvietimas, važiavimas į ligoninę ir taip toliau. Tai stengiasi apsėti kuo mažiau pėjų. Stengiasi, nes kaip statistika rodo, kad jie, gal mums tik sakyti kažkokį tai viltį suteikia, galbūt drąsiau būna. Bet kai tu jau įsitikini, kad tu esi dvasia, tas drugelis, kuris išskris, tai tau tas jau nebūtina. Tau tas jau nebūtina. Tu atrandi pasitikėjimą, tu atrandi saugumo jausmą bet kokioj padėtyje. O šiaip natūralus žmogus, normalus žmogus, jis saugiau jaučiasi tarp medikų. Ir ieškokit ten to saugumo, bet žinokite, kad tai neužtikrina. Ieškokite ten to saugumo. Kol dar kitokio vidinio saugumo savyje neradote, ieškokite tarp jų, bet pamažu eikite į tą vidinį
saugumą, į tą, kaip sakant, vilties praradimą. Viltis tai reiškia, viltis Dievu, tai neturėti jokios vilties. Taigi tas, aš gimiau, vadinasi, aš ir mirsiu. Ir mano laikas yra žinomas. Ir mano siela ten rinkosi. O kai siela įsikūnė, apsivilko fizinių kūnų, jau mano požiūris yra visiškai kitoks. Tai, ką aš mąstau, tai labai toli nuo to, ką mąsto siela. Siela tik naudojasi manimi, mano fizinių kūnų. Ji praeina tam tikras pamokas. Na va, ir tada man atrodė, kad aš pajėgsiu tą patirti, tą išgyventi. Na ir mano siela pasirinko, o dabar man atrodo, kad sunku. Na, tai reikia stengtis priimti visas gyvenimo sunkienybės, visas ligas priimti, visus iššūkius. Ir problemos buvo ir bus, žmogus be ligų nebus. Vienas išgydys, bus atrastos kitos. Atrasti nauji gydymo metodai ir atsiranda naujos lygos. Vat aš mačiau grafiką ir parabolė nupiešta. Vienoje pusėje yra medicinos pasiekimai, kitoje pusėje lygos. Ir tai yra beveik lygus galai. Truputį skiriasi. Medicinos pasiekimai ir naujos lygos. Kuo daugiau tų medicinos pasiekimų, tuo daugiau naujų lygų. Tai va čia yra toks keistas dalykas ir va štai reikia sugebėti gyventi daugiau pasitikint tuo pačiu savimi. Medicina yra dirbtinis dalykas. Pas bobutės šaulelėm gydytis tai yra toks, tai nėra intervencinis įsikišimas. Aš esu prieš visus didelius intervencinius įsikišimus į kūną. Pavyzdžiui, visiškai atsisakau kraujo perpylimo, o apie organų keitimą tai nėra ko ir kalbėti. Tai yra absurdas. Absurdas keisti organą. Jeigu mano laikas atėjo mirti, tai aš ir mirsiu, kodėl aš turiu dar kažką tai kito. Vis tiek aš mirsiu ir pakeitęs tą organą. Tai absurdas. O tai yra didelis verslas. Aš nepaminėjau to žodžio, kad medicina yra didžiulis verslas. Tai jūs patys tikriausiai suvokite. Tai naudokitės, bet žinokite, kad po kiekvienu reiškiniu yra ir ta nematomoji pusė, kuri neviešinama, bet kuri gana akivaizdi, jeigu nesi aklas. Jeigu nepasitikė to, kas tavo skelbiama visos reklamos. Va, šitą priemonę jau tave išgelbės. Atsiprašau, manęs tai neišgelbės. Tik tai, kaip sakyti, mums yra akis užtemti tos visų šitų norų, lūkesčių, nepagrįstų norų ir nepagrįstų lūkesčių. Kaip ir sakiau, kaip ir pradėjau paskaitą, to reikia ir baigti. Reikia suvokti, kas esu aš. Kas esu aš žmogus, kaip žmogus. Ir vat kiek aš tai galiu. Pasitikėti tą mediciną ir kiek jį man reikalinga ir kiek jį gali man padėti. Kad negyventume nepagrįstais lūkesčiais ir nesuteiktume, nematytume tam tikrų galių ten, kur jų nėra ir negali būti iš esmės. Kas nori dar klausti? Klausti. Pažįstu šeimą, turi 3 vaikus. Paskiepijo pirmą, tapo autizmas, tam vaikui. Autizmas? Jo. Po to 2, 3 neskėpė, jokios skėpės. Ir dabar sakė, liudija, jokios sirgamumo nėra, neserga vaikai. Eina kaip užkilas ten sarga, o jo vaikai neserga. Tai reiškia, tie skiepai tam atsakyti, kad paskėpė, kad paskui augant sirgus. Taip. Vėdūnas aiškiai sakė, jokių skiepų, tai įkiša kažką į kūną, ten yra tos papildomas medžiagos. Jos kartos yra labai baisios, net nežinau kaip jos veikia. Paskui 2, 3 neskėpė. Tie, kurie neskėpė. Tai skiepai yra didžiulis verslas. 2, 3 sveiki neserga, niekada, jiems neslogas būna niekada. Tai aš irgi buvau vienoje šeimoje, jie turi dukrą, ten buvo Airijoje, ten jie įsisuko gana lengvai, neskėpėjo nei vienu skiepu. Ir ta dukrelė auga tokia sveika,
tokia gyva, linksma ir neblogai. Dar pavyzdys. Ką? Aš nesiskiepiau, nes mane neįtikino, tai kad čia skiepai buvo sukurti, neištirti nieko. Dar bėgana dar metus X pasiskiepė, mane užkrečia. Pajutau, kas kažkas yra, nuvažiuoju ten, nosį, išuotė pagaliukus, atseit koroną. Bet aš gydžiausiu, kaip gydžiausiu. Pelyną pradėjau gerti nuo pirmos dienos pelynas, o pelynas nuo visų tų bacilų. Kas bebūt? Pelynas, dariau ką, kojinės atstėmirtų, dėjau kojinės, rūkštinų kraują, taurės tačiausi. Ir nieko, praėjau ten. Dar lengviau negu tas man. Taip, čia pradėsi kalbėti, tai čia iš tiesų. Pirmiausia, jūs, kurie bijote tų virusų, paklauskite savęs ir medikų, paklauskite, kur gyvena virusai tarp epidemijų. Kur gyvena virusai tarp epidemijų. Jie negyvoj būtybėj negali gyventi, va čia kažkur. Arba žmonių, arba manyje, arba kitame žmonių, arba kažkokiuose paukščiuose ar gyvūnuose. Jis yra visada virusas tas. Jeigu tu terpė tinkama, tai jis pasireikš. Nereiks jokios epidemijos, jokių užkratų. Tai jau kai virusai, kaip žiurkės laivą palieka, tai jau taip laukat jau čia. Yra, jie mumyse yra, tai yra nepilna gyvybės forma, kuri be kitos gyvybės negali egzistuoti. Tai va, tai paklauskite jūs tų, kurie jums kiša tos skiepus, kur gyvena virusai tarp epidemijų. Niekas to neklausė ir niekas nebando atsakyti šitą klausimą. Tai labai nepatogus klausimas. Tai kiekvienoje mokslo srityje yra nepatogių klausimų, o medicinoje tai ypatingai daug tokių yra nepatogių klausimų. Ir jų niekas, kaip sakyti, nenagrinėja per šitą didžiąją žiniasklaidą. Va, tai pasitikėkite pačiu gyvenimu. Gyvybė yra amžina. Gyvenimas yra laikinas. Va du žodžiai, gyvybė ir gyvenimas. Gyvybė yra amžina. Tai yra manyje esanti siela. O gyvenimas yra laikinas. Va, tas žemiškas rūbas, jie apsivilko to rūbą. Nešiojo, susinešiojo, reikia jį nusirengti, susidėvėjo. Ir va štai, ir siela ateina jau gimdama per naujus kūdikius. Ne kaip kitaip, grįžtama ne į tą patį susidėvėjusi kūną, tai būtų nesąmonė absurdas, o grįžta kūdikiais. Sielos grįžta kūdikiais. Labai paprasta. Gyvybės ratas sukasi. Ir vat kai tik tai, prašau. Čia iš tos temos, apie gyvybės ratą, tai man buvo senai knietėjo tas klausimas, jeigu tas sielos vis ateina per kūną ir mūsų kaip žmonių daugėja, tai ko tada mažėja, ar tų sielų daugėja, tai kaip išeina, kad siela vis tiek turi kažkur įsikūnyti, tai įsikūnė į kitas gyvybės formas kažkokias, ar lieka kažkur, bet kodėl tada žmonių daugėja, jeigu sielų tas klausimas? Klausimas yra sudėtingas ir žmonės rūpinasi to klausimu. Aš manau, kad mes čia tikro atsakymo taip ir nerasime. Va tai, kas amžina, tai nei daugėja, nei mažėja. Galbūt sielos čia kaupiasi dėl tam tikrų mums nežinomų priežasčių, kodėl jų čia daugėja. Jeigu čia daugėja, tai kažkur mažėja. Aš kažkur skaičiau apie, kad biologija, kur yra biologinė gyvybė, Žemėje nei didėja, nei mažėja. Jeigu mes kažkokias tai gyvybės rūšis sunaikinam, iškart padidėja kitų rūšių. Galbūt mes sunaikinam tokias savo palankesnės, o padidėja mums kenksmingesnės. Nei didėja, nei mažėja. Čia yra įvairios teorijos, bet aš jomis iki galo nepasitikiu, todėl ką nors teigti ar neigti nedrįstu. Nes tai klausimai, kurie mums dabar, jie neturi jokios praktinės naudos. Neturi. Būda sakė, apie tokius klausimus geriau nesvarstyti. Gyventi to, kas yra. Gyventi būtent to. Nes atsakymo tikro mes nežinome šito atsakymą. Tai įdomu, galima tai įdomėti, svarstyti, kažką tai paskaityti, paklausyti ir pačiam pabandyti mąstyti. Pačiam ieškoti atsakymų, tai tada bus visai nieko. Jeigu pats bandysi ieškoti atsakymo per greitai, nepasitikėdamas jau gatavais atsakymais. Palikite klausimą atvirą.
Tai ateičiai. Rinkite, kaupkite žinias ir galbūt po keliasdešimt metų kažkas paaiškės. Tai bus ura, valio, eureka, atradau. Nu ką, nu tai gerai, ačiū už kantrybę. Ačiū. Ačiū.